Sveiki, mamuksliuks! Kaip jums sekasi, kaip jūs gyvenate? Matote, kaip aš įdegiau nuo vasaros saulutės. Ji kai šviečia, oi, atsiranda toks rudas įdegis. Ką noriu pasakyti? Taigi, mamuksliuks atostogos. Kas čia? O, ką čia darai? Parodyk man, kokį čia rašai laišką. Čia slėpi kokius čia popierius. Laiškas? Nerylė, parodyk. Parodyk, koks čia laiškas, parodyk, kam rašai. Supratau. Berniukui. Rašai laišką, kaip seniau rašydavo. Galvoj, kad tai romantiška? Tai ką? Oho, kokia vasarinė apranga. Nesakai nei žodžio. Nu, užtenka, reikia padainuoti. Nu, gerai. Tavo stulpiukas, tu mano delė, aš tavo irkliukas, tu mano deklė, aš tavo zizliukas, velė, aš tavo ežiuk, drambliukas, delė, aš tavo ežiukas, tu mano baisa, aš tavo velniukas, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, tu mano paukštytė, aš tavo virbliukas, aš tavo žvirbliukas, tad pačią dainelę dainuoja. Ir dieną mes kitą vačiuosim. Nusiukas. Belis, aš tavo peliukas. Pelė, aš tavo svestukas. Tu mano Pelė, aš tavo pilbukas. Gėlytė, aš tavo lapukas. Tu mano plaštakė, aš tavo tinkliukas. Tu mano mergytė. Aš tavo berniukas, tu mano sūdytė, tu mano paukštytė, aš tavo liukas, aš tavo žvirbliukas, pačią dainelę dainuosim, dieną viens kitą bučiuosim, šokam! Ryva! Mano degtukas, plėtė, silkas, vatė, žalčiukas, stirnelė, aš tavo elniukas, kutė, kiukas, telė, čibučiukas, mano mergytė, aš tavo berniukas, tytė, tu mano paukštytė, Aš tavo žvirbliukas, pačią dainelę dainuosim ir dieną mes kitą bučiuosim. Gytė, tu mano mergytė, Aš tavo berniukas, tu mano paukštytė, Aš tavo žvirbliukas, Pačią dainelę dainuosim ir dieną viens kitą bučiuosim. Juokai. Tu mano verdiukas. Oi, kur veduoklė? Karšta. Taigi, vasara tai turi būti karštis. Visur karštis. Taip? Mamuksliukas. Taigi ką?
Bet šiandien truputėlį dar ir pasimokysime. Nagi reikia. Ne. Reikia. Ko tu jokies iš plunksnos? Neatsitiktinai aš atsinešiau šiandien plunksną. Plunksna tai iš paukščio, žinome, kad jam būtų lengva skristi. Taigi, įpyliau tušo iš šitos buteliuko. Čia yra tušas juodas ir kaip senovėje yra ant plunksnos ilgos pritvirtinta metalinė plunksnelė. Aha, su lipnia juosta kaip senovės laikais buvo. Ir tada merkime į tušą ir pabandyk, Nerilė, parašyti. Ar buvo lengva žmonėm rašyti, pasakysi. Na, kaip matau, nebuvo žmonėm lengva rašyti plunksną. Tam reikėdavo ilgų valandų. Mam. Ilgo laiko, kruopštaus darbo, susikaupimo ir neskubėjimo. Tai va, įmanoma parašyti plunksną? Įmanoma. Bet tam reikia daug laiko. O šiais laikais turime tokį rašiklį, jau yra rašalinis rašiklis. Viduje tas pats rašalas, bet jau matote, kaip skiriasi šitas rašiklis nuo plunksnos. Kaip žinome, yra kūno kalba, kuria parodome savo emocijas. Parodyk, Nerilė, kad nesutinki su to žmogaus nuomonė. Dabar supykai ant žmogaus, kad nesidalina ledais. Na, kad nenuperka tau ledų. Sėdėdama parodyk emociją, kad laimėjai milijoną. Dabar kita emocija, kita parodyk, kaip parodyti, kad labai galvoji, kur praleisti atostogas šių metų. Taip. Na, kaip žinome, raidės tai yra simboliai. Kiekviena raidė tai reiškianti garsą, bet senovė, kaip žinome, egiptiečių hieroglifuose parašytas ženklas reiškia žodį. Taip ir mes pabandysime parašyti ženklą, kuris reikš žodį. Nerilė. Nupiešiau ženklus, kurie reiškia žodžius. Kokius žodžius? Saulė, žvaigždė, debesis, mėnulis. Taip. Dabar rodiklė kairien, dešinien. Taip. Tokie ženklai, kurie reiškia žodžius. Super. O dabar, Nerilė, sugalvosime savo ženklus. Ką tu sugalvojai? Savo ženklus. Savo ženklus? Kas čia galėtų būti tokie ženklai? Čia tikriausiai paukščiukai. Ne. Taip? Jo. O čia kas tokie ženklai? Bėg, čia bateliai. Bėgti. O čia paukščiukai. Supratau. Taigi ženklai, kaip ir egiptiečiai, rašydavo ir rėždavo ženklus, kurie reikšdavo žodžius. O kas čia? Kokie pagaliukai? Medžiai. Medžiai. O čia? Jūra. Nu, įdomu, kokius tu ženklus sugalvai. Kas tie rutuliukai? Čia tikriausiai saldainiai? Ne. Kas gali būti rutuliukai? Burbuliukai? Burbuliukai. O kokie? Muilo burbulai? Muilo burbulai. Čia širdelė.
Saldainius. Taip, kokia tu įdegus, Nerylė. Aš visą dieną saulė sėdėjau, be kremo, be nieko, visą dieną tik saulė. O kokie čia kaip kaladėlės ar kažkokie pagaliukai? Namukai? Sure. Kas? Yeah. Taip. Nerylė laukia atostogų, jau visas rugpjūtis bus tau laisvas. Ar darysi kaip vėžliukas, gulėsi ant smėlio? Ne, aš darysiu kaip jis. Tai ne. Čia pasakyk paveikslėlė, kas ne taip. Bet aš noriu skraidyti. Sakyk, kas tame paveikslėlė, ne taip, kad taip nebūna. Nu, gerai. Ar sninga, ar lyja saldainiais? Šiandien jau saldainiais. O kur tu matėjai? Nu, tai... Ar skraido ežiukai, ar saulė žalia? O kas čia auga ant medžių? Kas? Braškės. Ar žibutės būna vasarą? Oi, kiek neteisybės. Vasara tai būna ir gimtadienių metas. Nerylė, ir tavo tėvelio gimtadienis vasara? Vasara. Pažiūrėkime, ir šito berniuko gimtadienis vasara. Čia yra parduotuvė gimtadienio reikmenų ir sudėtos prekės. Dabar pasakyk, kas kiek kainuoja, kiek gimtadienio kepurytės? 6 eurai, 50 centų. Kiek žvakutės? 4 eurai, 9 centai. 99 centai. Kiek balionai? 7, 25 centų. Kiek meškiukai? 14,90 centų. Dabar surašyk, gerai? Balionai. Taip pat vasarą keliauju. Kur keliaus šitas berniukas? To sužinosite, kur keliausime ir mes rugpjūtį. Tai paskaityk žodžius. Dviratis. Dviratis kelias. Mergaitė ir berniukas su kuprinėmis priėjo kryžkelę, o čia visokios lentelės. Vienos į kairę, kitos į dešinę. Ir kurią rodiklę vaikai pasirinks? Nerylė, paskaityk. Ar vaikai eis į mokyklą? Ar vaikai eis į parką? Į Afriką? O, į dešinę? Į kairę? Pas draugą? Pas gydytoją? Pas senelius? Taip, kur vaikai eis, mes nežinome, bet kur Nerylė ir mamukslius keliaus, mes žinome, prie jūros. Prie jūros. O mes prie... Taigi, prie jūros. Turim rankšluosčius, skėčius. Lenta susibaigės, paskutinė diena. Kas čia pliažas namie? Kam reik prie jūros, jeigu jūra namie? Kam reik prie jūros, jeigu jūra namie? Kas čia? O, ne. Šlapiai. Pasveikins vėl mane. O aš nuvažiuosiu prie jūros, o gal ne. O gal ne? Šiandien vasaris daina. Ai. Degini. Gaila laiko, palieka jis mane. Nemegok prie saulės, gali gauti saulės smūgį. Tai ką, mamuksliuks lekia prie jūros?
Susitiksime rudenį. Nerylė, paskui mane. Ne, o taip.